Vieni studentai teigia, kad būti studentu sunkus ir daug pastangų reikalaujantis darbas, o kiti mano priešingai ir sako, jog tai smagiausi gyvenimo metai. Apie visą tai kalbame su Šiaulių universiteto studentais. Ar lengva būti studentu? Mano nuomonė, kad mokykloje buvo sunkiau nei kad dabar, pirmam kurse bent jau. Nes mokykloje reikėdavo keltis daug anksčiau ir visada sėdėdavai labai ilgas valandas, o universitete galima pamiegoti ilgiau ir turime daugiau dirbti namuose negu kad čia. Mokytis yra sunku visada, kad ir kur besimokytume, bet studentiškas gyvenimas tai kaip ir visiems, manau, yra įdomus ir nepažintas iš mokyklos laikų. Na, manyčiau, kad tikrai yra įdomu būti studentu. Priklauso, jeigu dar dirbė, aš praeitais metais, kai buvau pirmakursis, tai dirbausi ir mokiausi, atrodė, kai baigiu mokyklą 12, kad čia bus tokia, gal ir susiderinsi, bet pasirodo, taip yra, kai dirbi, labai sunku. Jeigu nedirbi, tik mokys, tik tai reikia netingėti ir tada bus viskas gerai. Iš tikrųjų sunku. Visų pirma, labai sunku rytais keltis į pirmas paskaitas, kai reikia 5 dienas iš eilės. Tai 4 kursas dabar, taip 8 ryto, tai gal nebeiti šiandien. Aš šitai būna, bet nieko, kai neini paskaitas įdomios vyksta. Vieni sako, kad studentam gyventi labai lengva, čia, manau, vyresnės gal kartos nuomonė, o mes visada verkiam, kad mums gyventi labai yra sunku. Iš tikrųjų, studentui yra labai gera būti, labai gera studijuoti, labai gera pajusti šitą gyvenimo periodą ir aš manau, kad studentų sunku yra būti tiem, kurie neįsisavina iki galo šito statuso, kurie dar negrįžta iš mokyklos, nepersilaužia niekaip, o mano nuomonė, studentų būti labai gera, smagu, linksma ir nuostabu ir šitos metus spėju atsiminsiu tikrai kaip pačius savo geriausius. Jeigu studentavimas būtų profesija, tai būtų pats lengviausias darbas. Žmonės dažniausiai palieka šeimas, atvažiuoja gyventi į kitus miestus, į bendrabučius, gauna daugiau laisvės ir tai yra studentavimo esmė. Dėl to lengva būti studentu, nes daugiausia laiko skiri savo draugams. Ne. Nesunku visiškai. Nesunku, nes jeigu įmanoma suderinti studijas su laisvalaikiu, tai manau viskas labai gerai. Labai faina būti studentu. Nesunku. Naujos patirtis, nauji draugai, susipažinimas, ypač pirmas kursas, tai mums viskas labai įdomu. Studentu būti yra pakankamai lengva, nes paskaitos vyksta tam tikrų patogių laikų, nebūtinai nuo pat ryto. Taip pat universitetas turi pačią moderniausią biblioteką visoje Lietuvoje, kurioje labai lengvai galima susirinkti informaciją. Taip pat yra daug studentams įvairių renginių, kurie yra organizuojami būtent studentams. Dėstytojai geri? Labai geri. Patenkintas dėstytojas. Kadangi jau esu antrakursis, pažįstu savo konkrečios specialybės jau daugelį dėstytojų, tai galima sakyti, kad iš tikrųjų net nuo amžiaus net nepriklauso, nei nuo kitų dalykų, tiesiog nuo pačio žmogaus. Su vienais yra vienoks susitarimo būdas, su kitais yra lengviau, su kitais sunkiau, bet aš manyčiau, kad čia priklauso nuo pačio studento, kaip jisai reaguoja į dėstytoją, kaip sugeba užmegzti pokalbį ir kaip tiesiog komunikuoja su juo. Kaip sakoma, gera būti studentu, tik mokslai trukdo, ne? Taip, nuo paskaitų laisvo laiko turim daug, pasiruošti seminarams spėjam, tai lieka laiko ir linksmybėm. Dėstytojai neapsunkina gyvenimo? Ne. Kol kas dar nesusidūrėm. Kol kas dar viskas labai tvarkosi dėstytojais. Visi geri, visi žavūs, visi gražūs? Kol kas visi myli. Kol kas. Iki pirmų egzaminų turbūt. Neaišku, kaip vėliau. Ar universitete pasitaiko vadinamųjų kirvių? Taip, dėja pasitaiko, bet kiekvienas išgyvena kirvį, kiekvienas prisitaiko prie vadinamojo kirvio ir tai yra puikiai gyvenimiška pamoka, kaip išsisukti nuo kirvio. O kaip išsisukti nuo jo?
Nelabai etiška būtų atsakyti. Etiškai. Būni ramus, ypatingai elgiesi perdėtai maloniai ir stengiasi kuo mažiau gadinti dėstytojų nuotaiką. Ar tau patinka studijos čia? Studijos Šiaulių universitete buvo vienas iš rimčiausių paties mano apsisprendimų ir džiaugiuosi, kad pasirinkau būtent Šiaulių universitete. Dėl to, kad kai studijuoju jau 3 metus, pradedi suprasti, kokios kitų universitetų programos, pabendrauji su kitų universitetų dėstytojais ir pradedi ypatingai vertinti savus dėstytojus ir suprasti tikrai, kokios studijas yra naudingos Šiaulių universitete. Taip, labai patinka, nes jos yra gana gerai paruoštos bei patogios, kaip sakiau, vyksta patogiu metu ir patys dėstytojai yra tiesiog faini. Labai smagiai dėsto paskaitos. Aš savęs tikrai niekur kitur neįsivaizduoju, nors kaip ir daugumą norėjau ten į didžiuosius miestus pabėgti ir panašiai, bet labai džiaugiuosi, kad mokusi Šiauliuose, labai džiaugiuosi savo veikla, labai džiaugiuosi, kad esu iš tų aktyvesnių žmonių, iš tų aktyvesnių studentų ir tikrai labai myliu šitą miestą, šitą universitetą ir tikrai, jeigu dar sugalvosiu toliau mokytis, tai tik Šiauliuose. O kaip linksminatės? Tai kaip ir visas jaunimas. Draugais, su grupiokais, galbūt kavinės, klubai, šiaip pasisėdėjimai, žaidimai, šiaip vakarai namuose ar su atstovybėje, kas yra. Kartais einam bowlingą pažaisti, kartais į filmus. Ketvirtadienį sau leidžiame nueiti į klubą, nes penktadienys nėra paskaitų. Kadangi aš gyvenu bendrabutį, dažniausiai linksminuosi bendrabutį, bet taip pat ir einame į klubus kaip Mega ar Martinį. Bendrabutyje dažniausiai mes klausome muzikos arba grojame gitarą, kiekvienas mėgstame dainuoti. Kad ir Akropolę ledą nuvažiuoti, pačiaužyti, šiaip pro bulvarą pasivaikščioti. Na, aišku, vakarais irgi atitinkamas linksmybės būna kartais. Na, iš tikrųjų, čia labai priklauso nuo finansų. Kiek žmogus yra finansiškai apsirūpinęs, kiek ar jis dirba pirmiausia studentas, ar jis gauna pinigus tik iš tėvų, kaip jos sugeba planuoti savo biudžetą. Gyvenate su tėvais? Ir ar tai neapsunkina gyvenimo? Ne, palengvina. Jo, manau, iš dalies palengvina. Išlaidų mažiau. Jo, išlaidų mažiau. Juolab, jeigu moki linksmintis, tai nebūtina gyventi ir bendrauti. Galim bendrauti ir taip nueiti. Ar merginų netrūksta? Merginų tikrai netrūksta, ypač ketvirtam bendrabutį. Vaikinų netrūksta? Ne. Trūksta. Šiam fakultete trūksta. Tikras studentas, kuris gyvena 1 metus bendrabutyje, kuris ne visada lanko paskaitas, kuris kartais mėgina truputėlį nusirašyti, susukčiauti, aišku, ne visais atvejais. Ir turbūt toks studentas būtų tikras. Kiek tikras studentas turi išgerti alaus per mėnesį? Per mėnesį priklauso, kiek jis turi atsiskaitimų, bet šiaip gal kokie porą bokalų, minimum. Kas geriausiai padeda pasiruošti prieš egzaminą ar prieš tam tikrą atsiskaitimą? Kava, arbata, energetinis gėrimas ar alus? Dažniausiai bandau energetinį, nors iš praktikos sakant, labiausiai padeda alus.